labryt. Parodys biškį pusryčių variantų porą, koks valgau pusryčius ir kad tokiai sveiki būtų ir kad nereikėtų vemti valgant. Nu, tai pirmą pradedu įsimuš kiaušinius, 5 dabar valgau avižų tik tą mažiau, nes dabar, kad negal sportuoju, tai nereik teiktų kalorijų, tai biškį mažiau valgau. Tai pirmą dabar įsimuš 5 kiaušinius į lėkštę. Kaimiški kiaušiniai iškart jautas, kad tokiai rimtesni nei kad pirktinė kokiai. Tai o dabar paėm išplak kiaušinius ir paskui subersim avižas. Tai pirm išplakt kiaušinius reikia. Nu, taip paplakėt visai taip gerą paplakt, kad išsimaišytų ir čiut įpil biškį pein. Nedaug pein įpil. Ir pramaiša. Nu, paėm svarstyklis, pasided avižų. Dabar dės 890 gramų, tai čia irgi jūs paleisai dėkėt, kiek suvalgot, kiek reikia jums. 80. 82. Nu, įdedu ir paliekt biškį išbrinkt, galėt iš vakarams paliekt, jeigu mažiau laik turat ryt. Paliekt iš vakaro ir išbrinkt, paliekt kaip išvert avižas. Aš palaikau čia kokį 10 minučių ir dedu į vaflinį, ką panu pavadinti. Nu, dabar tiek paleikt, kai išbrink biškį ir pasidarysiu. Pasidarysiu su graikiškiu jogurtu ir tokį sirupų prie tų vaflių blynų. Tų blynų, sakau, blemba, košėlį tam, kas ką nebūt suvalgyti. Nu, va šitą įkaitinau tam vaflinį. Ir į paprastą dėt dabar. Kablynus dar šiaip galėt onam patėp biškį kokostau aliej ir kad neprikėp, bet čimonas nekim, tai niekaš nedin. Arba dabar kaip specialiai kaip darys pirkit, bet neturi. Šiaip seną bevalgiau iš tikrųjų ton variant, bet gersinsa. Kap atsibus, tik aš pakeiau. Dabar jau seną bevalgiau, tai reik nebus atsibūdint. Tai jau daras toks blynus. Kiek čia išės iš tų? Kokiai 3-4 blyną. Nedaugiau. Įdėt uždengi. Paliai. Ant ugniais pačios stipriausiai varau. Kad gerą biškį apkept, greičiau apkept ir apgautus normaliai. O avižas, pavyzdžiui, kaip dedat. Ta kušvų tukštę liek, neparūdžiau. Paprast kuštų, išbrinktus avižas, kiaušinius, biškį pein. Ir šiaip gali tas smulkins avižas, ten koronos tos toks greita, toks smulkins avižas, tai greita ten išmirkst ir gali beveik po 2 minučių dėti. O čia šitą iš Lidl pats geriausia avižas 3,8 centą, 3,9 nusipirka ir sveika, gera, į daug visą. Papras dalyką geriausiai. Nu, va, pirms turėjai gautys jau. O, neblogas. Toks pirms. Nu, va, tokiai gauna šitą blyną. Ir antrą dedam.
kur blyną kep, vis laik daraus tokį sveikesnį irgi, bet nebeturiu, blem, baigęs, tas baigęs sirups, be cukraus, be nieko. Daug nedėt, 2 šaukštų kokį ir dabar ką nebėt to sirupką baigęs, dėt proteinų dėl skonios. Nedaug įsidėt, nepos kaušėlį nedėt, išsimaišau, įgausas toks saldesnis, užkonis prie vaflių. Nu ir pasidarė vis blyną, tokia iš tą gaunas. Sakau geriau iš vakar užsimerktams, per naktį šaldytuvą palikti uždengus. Tai vapšiai būtų neblogai. Dabar to savištais pilna neišbrinkus gaunas, bet man tai visai te patinka. Neskirtum, tai aš taip valgau. O padaras tai iš vis, ką persiktas, žinai, kur būn cukrins jogurtus iškrautai. Viens prie vien. Pasidarė su tau graikiškų jogurtų proteinus įdėję ir į valgą šitą, mirką į valgą. Jeigu, pavyzdžiui, ore kur nors važiuojat ryt, mažą laik turi, tai pasiėmė indok įsidėję, sėda į mašiną į valgą važiuodam. Paprasčiausias dalykas. Tai valgom. Šiandien parodys ket būdą, koks irgi valgau pusryčių ir tokiai pats paprasčiausias, bet tokiai neblogi skani. Tai perka iš Lidlo tokį neblogį sūrį, 15% ribom. Tai be laktozės da, tai žiauriai geras sūris, geresnį tai vis paprasti. Tai tokis užėję į Lidlo turėtume atrasti. Paskiau dės posę avokadą dabar tiktą ir tokį daun perka. Kur 0 cukraus. 0 cukraus, tai gerai, skani daun visai. Dabar reik pasisver daun, kai ką valgau. Dabar valgau 130 gramų. Nu ir svarstykis šun. Tu savo, kad senas stovėjai, bliam, bet nesugėdis maro. Kon reik nusilop dabar ir on daunt visko nusitėpt, kaip sveistkoj. Nu, vat, jie pasidaro tai, kaip sveist, kad tepys. Paprasčiausias būt. Viską susitraiška. Nu, oi, dabar gali cūrį užsidėti. Irgi pasisver. Dabar valgo, seniau valgydavo tai vis, dabar 150 gramų, bet dabar taip nereik. Tai valgys 110 ant tarp. Kur šitas? Tas toks biški išskirtinis sūris, toks nereibus. Pamatysite, tai kas valgys toks. Net runku pasidėti, reikam tepdėti. Devim aštuoni. Nu, paėm, persilauži, jeigu ir dėliuoji,
kaip kumpį kokį. Bet aš dažnai nevalgau, teikiau sūriaus kokį vien kartą, 2 kartus sūrį į savaitę. Šiaip retą aš tokį šitą pusryčius valgau, bet kartas valgau. Nu vo, pasiimu užsidedu. Ir į kelionį, kaip į preit pusryčią, kaip buvo, į kelionį gali dėtis toks. Pasiėmė iš vakar susitepė, pasiėmė, susidėjo indok, šaldytuvą pasiėmė, sėdi mašinį važiuoju. Pasiėmė arbat. Įskaniausias pusryčią gauna. Nu, įtrėts valgys, pats greičiausias susiger. Valgau šiandien ne per dažniausiai, bet kaip nori greičiau pusryčių pavalgyti, tai vis laik šiandien gerai. Esu rodys kažkam metom kokteilį, bet dar kartą parodys kažkam, kas neatsimena. Taip pasiėm, pasided, įsiberia avižų kiek reik. Dabar 110 gram. 110 įsiber. Paprastų avižų. Įdedu blendį. Arba į kavamalį. Dar kavamalis nenusipirkau. Gerai blendį. Pasuku 2-3 sekundės. Toks gaunas per posį. Su smulkiam per posėm. Susidarai to. Įsidėt protein kaušėlį. Ir viskas. Rištų sveistą, bananą. Visko ko reik. Baltymą, angliavandenį, riebalą. Tai galim net greit paskaičiuoti, kiek čia kalorijų gaunas. Jeigu avižos tai kokiai 3-8 gaunas, iš avižų 110, proteins 110 kažkur gaunas, nudėkiam. Kiek čia gaunas, 500 dėkiam kalorijų, bananas 100, 600, ir tas kokį rištų sveis, tai 650, 750, 650, 700 kokie tai tikra gaunas kalorijų gali išgerti per kokį minuotį laiką. Kas buvo greičiau per kokį šis 30 sekundžių gali. Tai vo, toks tas trets variantas. Labai greit, skanaus.